jeigu jūs galvojate dalyvauti kurse toliau, mes kiekvieną tą deivę nagrinėsime, žiūrėsime ją, ieškosime savo savybių kiekvienoje deivėje. Gausite tokius jau stipresnius testus nusistatyti. Taip pat ir patarimų, ką reikėtų daryti gyvenime, kad tą ar kitą deivę sužadinti, kurią deivę paimti ir prikelti, nes vienos yra labai ryškiai pasireiškiančios, greičiausiai jūs turite, kai nusibrėžėte tą ir įsivertinote kiekvienos deivės pasireiškimą, tai pamatėte, kad vienos deivės yra labiau pasireiškiančios, kurios turi nuo 7 iki 10, tai jos jau yra tokios vyraujančios deivės. Nuo 6 iki 4 jau taip vidutiniškai reiškiasi, o nuo 0 iki 3 tai reiškia, kad tos deivės snaudžia. Ir reikia žinoti, kaip tas deivės mumis pašalinti, kokių dalykų, ką reikėtų daryti. Gal net ir kažkokį metodą pasirinkti, bangos kažkokį stilių pakeisti. Ir kokie tie patarimai bus, tai viskas bus šiame kurse. Ir bus labai smagu pamatyti, kai kuo toliau, tuo labiau įsigilinsime į kiekvieną deivę. Tai, na, žodžiu, ir labai smagu pamatyti netgi ir kokie mūsų viršininkai ar kolegės darbe. Ir labai aišku tada, ko kiekvienai gali pritrūkti, kaip su ja elgtis, ką su jomis kalbėtis. Labai man patinka dailės terapijos toks principas. Mažai meistriškumo, bet daug jautrumo. Tai reiškia, meistriškumas tai yra visiškai minimalus, tiek, kiek išeina, jeigu jūs pati žinote, ką nupiešėte ir viskas tvarkoje. O daug jautrumo, tai ką aš jaučiu tuo metu, kai piešiu, tai yra svarbiau negu tai, ką jūs nupiešėte. Ko jeigu norite labiau apie save sužinoti, panagrinėti savo vidinį panteoną ir susigrąžinti savo moteriškumą į tą balansą, nes visos tos deivės, visas jas turime savyje. Mes kiekvienos deivės turime kažkiek. Ir tas kažkiek yra mes. Ir jeigu mes matome, kad mums kažkas pasaulyje nesiderina, matome, kad kažkas mums trukdo ir norisi kažką keisti, tai tikrai labai kviečiu į tą kursą, kad mes galėtume kiekvieną tą deivę savyje panagrinėti, kad visos tos savybės, kurias turime, ir tos deivės savybės, jos iš vienos pusės, matėte, yra teigiamos, iš kitos neigiamos. Tai kad visos tos teigiamos savybės mumyse prabustų, o neigiamos, kad jos nesilaikytų.